Toliau kartu su laidos konsultante Liucija Kunigiškyte ruošiamės sėjai. Netrukus juk tas metas, kai sėsime paprikas. Tad pasižiūrėkime, kaip pasirinkti paprikų veisles. Juk galime turėti itin platų asortimentą, nuo saldžiavaisių iki aitriųjų paprikų. Taigi, Liucijos Kunigiškytės patarimai iš bandymų laukų. Paprikų išties gali būti labai įvairių formų. Gali būti štai tokios, gali būti štai tokios, gali būti mažutės visiškai, gali būti labai panašios į pomidorus. O kalbant apie tai, kokias paprikas mes mums labiausiai patinka, tai yra kubinio tipo paprikos, geltonos, oranžinės ir raudonos spalvos. Na ir dar viena kubinė paprika, noriu aš ją parodyti ir padrąsinti auginti, nes kartais atrodo, kad mes tik vieną spalvą pažįstame, tik raudonos spalvos paprikas. Tai veislė Loran yra išskirtinė tuo, kad yra vaisiai violetinės spalvos. Labai gražios paprikos, labai skanios, derlingos, vaisiai nėra dideli, bet salotom, tai yra vasaros salotom, tai yra ideali veislė. Nėra jinai aukšta, 60-70 cm ir štai jos vaisiai, tokie vat kubinė forma, purpurinė spalva, štai tokie nedidelės paprikos, storasienė, žalia sienelė, labai sultingos, jau pjaunant tiesiog traška tą papriką, kaip ir sakiau, vasaros salotom, mišinyje su kitomis spalvomis, tikrai verta turėti vieną kitą augalą savo šiltnamyje. Turime ir hibridus, tai tie, kas nori tokio vienodesnio, stabilesnio, gausesnio derliaus, tai rekomenduočiau auginti hibridus. Vienas iš populiariausių mūsų hibridų asortimente, tai yra hibridas Rubika. Kubinio tipo vaisiai, raudonos spalvos, kiek pailgesnis tas vaisius ir štai tokia storasienė paprika, hibridinė veislė, sėklos išsidėstė viršutinėme aukšte, labai jas lengva išpjauti, labai paprika tinkama yra konservavimui, darimui, šviežiam vartojimui. Ir dar aš noriu parodyti, kaip dera iš tikrųjų hibridinė paprika gausiai, kuo skiriasi hibridinės paprikos derėjimas nuo veislės. Pasižiūrėkite, kiek yra vaisių daug, vieni jau sunokę raudonos spalvos, šitie dar noksta, bet Rubika dera išties gausiai, derlius yra stabilus. Kvadrato asti ir štai yra geltonos spalvos mano rankose paprikos, irgi storasienės, labai skanios, sultingos. Veislė, aš turiu dviejopus vaisius, veislė gali užauginti tiek stambesnius, tiek į derėjimo pabaigą ir smulkesnius vaisius. Jeigu mes pasižiūrėsime, iš tikrųjų, sveria tikriausiai 300 gramų storasienė paprika, didelės tokias paprikas mes labai mėgstame naudoti į darimui, tai šita kvadrato asti veislė yra puikiai veislė, jeigu jūs norite užauginti paprikas į darimui, jeigu norite konservavimui turėti paprikas, tai šita geltonos spalvos veislė yra ta veislė, kuri turėtų būti jūsų asortimente. Paprikų veislė Cayenne, kurią mes turime savo asortimente, tai nėra labai aštrios tos paprikos, bet forma jau išduoda, vadinkime, kad tai nėra saldžioji paprika, kaip matote, be galo gausiai deranti. Nėra iš tų paprikų, tai nėra habanero tipas iš paprikos, kurios yra be galo aštrios. Tai yra aštrios paprikos, kapsicino juose yra nuo 10 000 iki 30 000. Tai vadinkime tokio vidutinio aštrumo. Tai tie, kas nenori labai tų aštrių paprikų, o nori naudoti paprikas, tarkime, konservavimui ar kažkokiams salotoms ar džiovinimui, ypatingai šita veislė tinka paprikų. O ir pati jinai yra dekoratyvi, sudžiūvę vaisiai gali būti naudojami tiek maistui, tiek floristiniam kompozicijai. Toliau dar viena tema iš bandymų laukų kartu su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškyte. Taigi, Liucija, dar vienas iš tiesų labai puikus augalas, labai mėgstamas mūsų augalas, o jūs čia dar mums pasiūlysite ir naujas galimybės. Taip, išties, žemuogės darže jau tapo nebe naujiena ir tie, kas nori išties mėgauti žemuogių uogomis, tai gali tai daryti savo daržuose. Žemuogės puikios uogos, puikiai dera. Uogos sodo žemuogių yra stambesnės, skoniu ir aromatu galbūt nusileidžia, bet skoniu tikrai ne, uogų dydis yra išties įspūdingas. Ir savo rankose aš laikau žemuogių veislę Yellow Cream, tai yra geltonos spalvos uogos, prinokusios, labai skanios.
Kalbant apie šituos augalus, kurie yra už manęs, kurie auga, tai yra antrametės žemuogės, jos štai kaip dera, kiek daug uogų. Iš sėklų pasėtos. Iš sėklų pasėtos, užauginti daigeliai, pernai metais, prieš metus pasodinti į dirvą. Pirmaisiais metais davė labai nedidelį derlių, šiais metais derlius yra fantastiškas, uogos yra labai skanios, galbūt ne tokios išvaizdžios kaip raudonos spalvos, bet augindami geltonos spalvos žemuogės jūs visada žinosite, visada pamatysite, kad uogos yra netinkamos maistui, jos yra supuvusios. Tai vat geltonos spalvos žemuogės yra kaip indikatorius, parodantis, kaip stropiai jūs renkate žemuogės. Aš, Liucija, nuo jūsų stoviu čia kelis metrus, bet man taip kvepia. Iš ties jos yra labai skanios. Ir kvapnios. Ir kvapnios, ir uogos yra didelės. Na, sunkoka taip suprasti, reikia arti prieiti, kad pamatyti iš ties, kad derlius yra, bet tai tik tai geltonos spalvos. Raudonos spalvos žemuogės matosi iš tolo, raudonuojas uogos, vėlgi veislė, kurią mes auginame, jos abi veislės, tiek geltonos spalvos žemuogės, tiek raudonos, buvo pasėtos prieš metus. Aš stoviu šalia veislės Regina, kurios uogos yra irgi didelės. Štai tokios uogelės lyginant su geltonos spalvos, labai skanios, dera gausiai. Antri metai yra tas pats derėjimas žemuogių. Čia tos yra pačios populiariausios tikriausiai veislės, kurios sėkmingai auga Lietuvoje, tikrai duoda didelį derlių ir netgi šias veislės augina ūkininkai. Taip, iš ties. Matomai Regina yra veislė, kurią mes labai mėgstame ir auginame dėl ypatingai didelių, kvapnių, saldžių uogų. Kaip sėti? Ar iš karto sėti į duobelę porą sėklyčių, ar vis tik tai pikuoti, auginti? Žemuogių sėklos yra labai smulkios, reikėtų sėti sėklas į daigyklas, vėliau išpikuoti daigelius ir jau ūgtelėjusių žemuogių susiformavusius daigelius gegužės mėnesį sodinti į nuolatinę auginimo vietą. Ne, jokių būdų nesėti žemuogių pakrikai į tą vietą, kur jūs norite, kad jos augtų. Jeigu norite štai turėti tokius gražius krūmelius, įvertinti tai, kad žemuogių krūmelis užauga gan didelis, atstumai sodinimo turėtų būti 30-40 cm tarp augalų. Jeigu pirmais metais atrodys kažkiek retokai, tai antrais metais jūs turėsite tokį žemuogių kilimą. Žemuogės galite auginti tiesiog tame žemuogyne. Jeigu tokį turite viename plote, žemuogių apvadais galite apjuosti ar tai prieskonių darželį, ar gėlių darželį ir turėti du viename grožį, tiksliau galbūt 3 grožį, kvapą, skonį. Kam naudojamos žemuogės? Uogienėm, šviežiam vartojimui, kokteiliam, šaldymui, ledukai, po vieną, po 2 uogas. Na, žodžiu, galų gale puokštę. Kodėlgi ne, galite dovanoti žemuogių puokštę.